Antazavės Šilo kraštovaizdžio draustinį. Sveiki, Antazavės Šilo kraštovaizdžio draustinis, vėlinių metas, kertami medžiai, jokių įspėjamų ženklų nebuvo. Bandysim pasikalbėti. Labą dieną! Ką jūs čia veikiate? Labą dieną, ką veikiate čia? Dirbame, nematėme. Dirbat? O kokie darbai čia? Šakas? O turit leidimą? Galit parodyt gal? Kodėl? O numeris turėjom mašiną. Aš Laurinas, sveiki. Vaidas? Valdas. Labas, Valdai. Tai parodykit leidimą, labai įdomu, ar čia teisėta veikla bandom suprasti. Garbės žodis? Garbės girinko žodis. Darbininko garbės žodis. O čia sanitariniai kirtimai, sakykime. Taip, sanitariniai. O kodėl ten žali beržai nupjauti? Aš pjauju. Ne? Aš nežatim. O jūs iš urėdijos, taip? Taip. Gerai, ačiū. Urėdija ir ačiū. Prie ko mes čia darbininkai, nesupras? Prie ko mes čia darbininkai kelintą dieną įsūlėte ir tokias nesąmonės mėgstam. Nu taip. O jūs ant kapų buvot šiandien vėlinės? Buvau vakar. Vakar? Aš aplankiau visus savo skopinius. Gerai, supratau. Ekolog, numerių nėra, šalmo nėra. Viskas tvarkingai. Einam pažiūrėt. Sakė sanitariniai kirtimai. Va, sanitariškai iškirsti beržai. Ir eglių pasitaiko, bet dauguma čia matote beržai. Va, šitas tikrai buvo užkrėstas senas beržas, žievėgraužio tipografija. Čia matote, kaip kraunama mediena, kuri visiškai nesusijusi su jokia sanitarinė veikla. Va dabar tokie keliai yra Lietuvos draustiniuose. Pamiršo, nu tai gal jie padeda daugintis tam tipografui. Kuo daugiau užsikrės medžių, tuo daugiau plynų kirtimų. Čia yra partizanų žeminės bunkeriai ir čia yra suplanuoti taip pat sanitariniai plynieji kirtimai, kurie vyks maždaug šitoj teritorijai. Jonas Kairys žuvo 16 metų gindamas savo kraštą. Partizanų žeminė. Miško partizanai eina ginti Antazavės Šilo istorinės vietos, kuriuose jau vyko ne vienos kautynės. Nebe visur tokių yra. Senau užregistravo skundus iš jų pusės, tada pasikvietė senį. Komisariatom. Sako, planuoju. Jie čia jau ne pirmą mišką radė. Ai, tai jūs tam nieko nebuvo. Einam į kirtimą, pasižiūrėt, kas kertama. Čiaga. Beržo grybas, gydomųjų savybių turintis. Stop. Tai čia gal čia kažkas iš aktyviai? Liepos ir beržai buvo kertami aktyviai. Čia buvo sustragdytas traktorius. Su policijos pagalba miško kirtys bandė bėgti iš įvykio vietos. Tačiau sustabdėm, pagavom ir užregistravom tą įvykį. Dabar kirtimas tęsiasi toliau į partizanų buveinės ir Minčežerio ežero pusę. Būtų įdomu išsiaiškinti, kam jie parduoda medieną iš saugomų Lietuvos teritorijų. Vėlinės sanitariniai kirtimai. Kirtimai sustoja, pasikalbėsime. O, užsidėjo šalmą, va dabar. Tuoj papilnuosiu ir aš. Kas tu per vienas? Mano vardas Laurinas, koks jūsų vardas? Ar aš turiu prisistatyti?
Nu jūs čia dirbate, niokojate aplinką? Nu taip. Mūsų mišką kertat. Be numerių, žiūrėk, koksai. O jūs žinot, kad draustinį esate? Čia ne draustinis, čia antros grupės miškai. O kam skirti antros grupės miškai, ar žinot? Jūs žinot, kad antros grupės miškai irgi yra kertami. Tai taip, bet kam, kokiais paskirtis yra įstatymiškai, kokia paskirtis antros grupės miškų, ar žinote, susipažinęs esate? Žinom, aišku, žinom. Tai gal galite įvardinti? Nu tai kam aš čia turėsiu įvardinti, kas tu tam man mokytojas koksai? Kai jie nutrauks darbus, kai man paskambins. Iš tos minutės. Jo, iš tos minutės aš iškart stabdau. Atsimeni, nelabai senai tokie buvo čėsai, sakė, žydų šaudykit. O paskui kas tiem žydšaudžiam kas atsitiko? Ar žinai? Su medžiais ne tas pats galvoju? Čia taigi mūsų žemė, mūsų motina. Supranti? Ne va šitas, o tavo nesaugo. Taigi medis auga, atauks, nepergyvenkime. O gal gali duoti numerį viršininko jūsų, kam galėtume paskambinti? Tokių problemų? Labai. Tai pats gi buvai, ko neėmė. Tai Jurijus, aš su Jurijum kalbėjau. Jurijus yra pardavimų vadybininkas. Gerai, skambinkit, girnikės numerę neturit. A kur kolega dirba? Nu atrasi, kai norėsi. Dirba. Tai kas aš dabar tau turiu vedžiot? Tai jūs dirbate urėdijai, jūs turite žinoti tokius dalykus, informuotis. Tai aš ne vadybininkas, bralyti. Aš būsiu vadybininkas, o tada aš tave išvedžiosiu. Ar galit pasakyti, kur jisai šiuo metu dirba? Ką? Ar galit pasakyti, kurio biržėje jisai šiuo metu dirba? Nu ten kažkur. Kurioj? Ten kažkur. Pasgi važinėjai. O galbūt galite pasakyti eksploatacinės kortelės, vadinamojo leidimo. Braliuk, taigi nusfotkinai, kiek, sakau, kunigas 10 kartų pamokslą nebekartoja. Kokiu pagrindu čia yra kertama šis miškas? Taigi, eksploatacinė kartelė parašyta, kokiu pagrindu yra kertama. Taip, ar galite pasakyti? Viskas surašyta, balta ant juoda. Gerai, ar galite parodyti eksploatacinę kortelę? Taigi jau nusifotkina policija. Ar galite šiuo metu parodyti eksploatacinę kortelę? Galiu. Bet tai nerodysiu aš tau. Jeigu nerodysit, galbūt galėtumėt paskaityti, dėl ko yra vykdomi šie kirtimai. Ar tai yra plynasis sanitarinis kirtimas, ar atrankinis, ar koks. Taigi sakiau, taigi kalbėjom. Ar tu jau, tau jau nebežinai? Taigi kalbėjom, taigi buvaisus kažkokios žmogum atvažiavęs. Tau perskaitė viskų. Na kartelės, taigi turi įsirašys, nu. Kam tu man dabar 10 kartų čia šakdini? Paprastų žmogų, traktaristų. Tai kas tu galvoji, skaityti nemoku? Taigi moku skaityti. Ar tu čia kaip ir moku treniruoji? O žinot, kad čia partizanai 44 metais gynė šitą mišką ir gynėsi patys nuo sovietų? Maladėsė, kad gynė. 80 jaunų žmonių čia slėpėsi žeminiai. Aš pats vietinis, ką tu man čia aiškini. Nu, einamas čia kirtimas. Einamasis? Taip. Supratau, tai reiškia, jūs vykdote ir einamuosius, ir sanitarinius kirtimus. Taip. O kam reikalingi šitie einamieji kirtimai, dėl ko jie daro? Jeigu šokia akis ir nežinai, kam jie reikalingi, tai... Aš jūsų kaip specialisto klausiu. Mes irgi mokame. Aš traktaristas. Klaust gerininkų. Padalinę vadovai pasiskambintume tiesiog. Darbo diena šiandien. Nu jo, šiandien gal ne darbo diena. Man darba, mūsų įmonės vidaus taisyklas tokia. Čia jau kaip nusisprendžiu. A daug moka nedarbo dieną? Bet didesnis tarifas. Man tą patį moka. Ta pati? Tai neapsimoka jums dirbti. Ar aš turiu teisę dalinti numeris? Ar pats dabar norėtum, kad aš tą numerį kažkam padalinčiau? Ne, tai viešas žmogus, jeigu sakot, kad... Ne, tai... Ne, nu tai gerai, ar pats norėtum, kad aš tą numerį dalinčiau? Nu tai čia privatus, o ten viešas. Tai jeigu turi, tai negi sunku pasidalinti numerį. Nu neturiu teisę. Kas yra jūsų tiesioginis vadovas šiuo metu? Tiesioginis vadovas yra. Aš kariuomenės pratarnavęs, nepergyvenu. Tai aš irgi tarnavęs, tai reikia nuo to ir pradėti, kas yra tiesioginis viršininkas. Nu tai čia ne mano kompetencija numeriai skleisti. Nesakiau ir nesakysiu, nežinau. Kaip mums tada prisiskambyti? Beje, čia sausi medžiai tik tai kertami ar... Ne. O kodėl? Ne. Tai čia dar... todėl, kad tu rūrų pirštų nevalytum. A kad popierę pagamint iš to dalyką. O tai ko tu rūryti pirštų valai ir nulaižai da? Ką tu iš sausuolę popierę nepagaminsi? Va čia stovim popierį. Makulatūra perdirbimas. Tai reiškia draustiniai verti tiek, kad padaryt tualetinį popierių. Čia ne draustinis, čia antros grupės miškas. Vėl apipuola, čia man su vėliava mataja. Ko dabar daryt? Ar policijų kviest ar ko?
Ne, čia bent 4 dabar. Nežinau, tai ar urėdėjams, ką aš tai metu galimės darbų, tegul urėdėje tvarkas. Tai šiandien tai nevažias, aišku, išeiginė urėdėjai. Bet kirtimam nėra išeiginių. Vat čia įdomu. Klausė į manęs pavadinimą, da, kai kažką klausė, nesuprantu. Gerai, sustabdysiu, jokių bėdų. Ačiū Jums labai. Dabar dėl leidimų, tai tuoj, ponai, aš Jums galėsite dar kartu nusfotkinu. Labai ačiū. Labai ačiū, būtų gerai. Bet aš labai norėčiau, kad pabiržį ryškiam lėme nematytumėt ar kažko. Ne, tai tu traktorių žabalas, tu nematai traktorius? Ar ant tiek tūpas esi, kad kosmosas? Ką jūs atstovaujat šitos lobistus, kokius? Norit, kad Lietuva pirktų medienų iš kažkur? Tai palauk, iš ką Lietuva, iš ką, sakykime, gynybai, iš ką... Nuo ko gintis? Nuo ko ginamės? Tai čia jūs tas valstybės draugai reiškia. Kokios valstybės? Priešiškas valstybės, ko gero. Miškų bus tu pagalių ir ginsės, teisingai, suprantu. Tai kodėl partizanai į mišką lįsdavo? Kaip jūs galvojate? Kodėl? Todėl, kad savižudžiai buvo, tai va, nieko nepadarysi. Ne? Ko man atžymėta, tuo aš kartu, va. Bet sutinkat, kad nėra logikos sanitariniais tikslais skirst sveikus beržus ir ąžuolus? Sutinkat su tokiu teiginiu? Matai, aš tau pasakysiu. Čia yra sanitariniais tikslais. Kertami menkaverčiai. O tie beržai irgi? Neperspektyvūs medžiai. Neperspektyvūs? Neperspektyvūs. Jeigu jis keža tarp eglučių, kažkur mažutė eglutė viena, tai vis tiek po metų ar 2 bus nudžiūvus. O beržai irgi ir ąžuolai? Tai taip, tai kas tu? Beržai tai ąžuolai nežinau, ąžuolų aš nekertu. O beržai? Tai beržus ir jeigu tarp didelių beržų, o pačioj berželis, kaksai kežino, tai kas tau... Bet aš mačiau ten didelių beržų, kuriem virš 50 metų netgi. Kur? Va čia važiuodamas pakeliui sudėti išpjauti beržai. Bet ten buvo tokia biržė, tai reiškia plyna. Plynas, nes sanitarinis, taip. Sanitarinis plynas. Taip, beržai iškirsti sanitariniais plynais tikslais, dėl to, kad veisėsi tipografas. Supratau. Gerai, reikia tokius kirtimus daryti. Nu tai čia ne mangi spręsti. Kaip saka, miškų irgi myliu, nieko aš nesakau. O, jau kalbam. Ne, tai nereikia čia nieko. Nes jeigu visi naikinsi... Bet mano toks darbas. Aš suprantu darbas. Mano toks darbas. Reikia pakeisti darbą tada. A tai kupris dirbai, kad toksai darbas pasidarė? Baisus pažibūtės su tokia... Čia maloniausias darbas. Medikis. Kiek pasadinis esi mišką? Daug. Aš miške dirbau metus laiko. Taip? 32 metai. O, kirtimai šiandien sustojo per vėlines. Nedarom nusikaltelio. Ne, bandom sąžinę sujudinti. Tai einam prie autobuso, tai kad 10 kartų jau važiuoja ir leidimus parodyti. Man dabar sutrikdai nervus. Valdžia užsidariusi, man nervus sutrikdai, aš dabar tau galiu paduoti pilnai. Bet man dabar va čia norėjau šitų. Nes aš turiu problemų. Kūnai, tu aš padariau čia, tu man pagdinsi. Jūs tiesiog nepateikėt man jokių įrodymų, kad legaliai kertate mišką. Taigi policija žiūrėjo, tai kas nematė? Kiek centimetrų kelmas turi būti, kai kertama sanitariniais tikslais, kad neplistų židinys? Telefonų, blėt, parodyt dar pačiam, ne? Tai kas tu, blėt, per vienus diskus? Aš žmogu. Palauk, tai kur tau dabar, kur man komunikuoti? Traktoristas dar turiu pas tavo ateiti, atsiklaupti kelių. Nekūrik, uždėksi, blėt, rimtai miškų. Nesirvu. Nesidarėkime. Nemėtam, bikų nemėtam. Mes turim peleninę. Paradyk, bikų, turi kišenę ben vienu. Va, žiūrėkit, matot, yra peleninė tokia. Taip, galima atsisukti peleninę, ją įmesti cigaretės nuorūką, užsukti, įsidėti į kišenę, išsinešti, išmesti ten, kur priklauso. Ženklai vietoj, nufotkinau turi įrodžių. Nu, čia išdžiūvusios eglės stovi, jų niekas nekert. O tu matai pavojingų technikų ir prašom neįtartin. Ai ne, jis šiaip suprantitim pavojingas, supranti. Gal čia vagys? Glosta. Miškų vagys. Servis tai valandas laikas kainuoja, 200 eurų. 200 valanda? Prašom nevilkinti šitą laiką ir galbūt galėtumėt parodyti, kuo skubiausiai leidimus, kad mes galėtume atstoti. O kodėl negalima nusifotografuoti? Aš duosiu dokumentų, duok savo pasą, aš nusfotkinsiu. Gerai. Nu nerai, aš netaks durnas ir neimsiu. Aha.
Ir prašom. Nes galėčiuk. Čia, žiūrėk. Čia šitoje Ai, vietoje. kiek čia yra miškininkų. Nereikia nefotkink, kai šonu. Na gerai, iš to. Už nurodytos kirtimo technologijų reikalavimų laikymosi kontrolę atsakingas Antazavės girininkijos girininkės pareigas Viktorija Marcinkevičiūtė. Technologinę kortelę sudarė Viktorija Marcinkevičiūtė. Direktorius Rytis Patapovas. Paskirties. Tarpinio naudojimo einamasis kirtimas. Tarpinio naudojimo. Biržės numeris BTL 4701, brūkšnelis 23214. Darbų vykdymo vieta Antazavės girininkija, kvartalo numeris 116. Antazavės kirčiuoja. Koks kirtimo tipas? Nekirčiuoji. Kirtimo rūšis, tarpinio naudojimo einamasis. Tai kada 10 kartų dar reiks tau kartu. Aha, o kiek tokių numatyta yra tarpinių? Pasausim žiūrė, blogai. Biržės rūšinė sudėtis 8E1B. Antroji grupė. Antroji grupė. Aha, rekreaciniai ir aplinkai svarbus miškai. Kiek kirtimas? 8 eglės skirtas, viena dalis berža, viena liepa. Ir kiek tokių kirtimų numatyta? Taigi, ar tai tau atrodo, kad čia plynaigi gali? Einamasis. Kiek einamajam šitam kirtime yra numatyta iškirsti kubinės medienos? 78 kubai. 70 metrų, ar ne? Nu, taip. Iš 1,8 hektarą. Kitos technologinės kortelės biržės numeris yra BTL 4701 23 215. Čia manys nebešakdink, tarista. Ką tu manį čia klausi? Kai aš būsiu girininkas, tada galėsiu, aš tau atsakysiu, prie kavos padelę. Norėtumė tapti girininku? Ne, nebe, man jau pensija, aš jau 30 kelių metai stažą pas manį ir bralyti. Nuoširdžiai linkiu susirasti kitą darbą ir ką tu man pasiūlysi? Dabar logiškai, ką tu pasiūlysi? Kokias rytis domina? Jo, kokias kompetencijas turit. Mes galim suvesti, žmonių pažįstamą didelį ratą turim. Tai. Ja, bet vietoj kažkur tai, kur tu turi Vilnių važiuoti, man reikia. Pagalvosime šitą problemą. Statybos visur vyksta. Aišku, čia gal blogai, kad kerta tuos, bet čia ne nuo mūsų priklauso antrą grupę. Teisingai, bet antrą grupę irgi kirtimai vykdami, tik tai tam tikrų laikų. Tai mes ir žiūrim. Taigi dirbu tiek metų. Bet pirmą klausimą tų, kurie tai daro, po to aiškinimasi. Nu tai kuo dabar tu logiškai vėl tu pasakykė dabar. Dabar tu logiškai. Nu taigi nebus manys, aš sakysiu, nevažiuoju antras grupės, važiuos kitas. Tamsta, dar turiu vieną klausimą, kaip jūs galvojat, kaip būtų teisinga suvaldyti šito žievėgraužio tipografo plitimą, ypač tokiose jautriose vietose, kaip šis draustinis? Purškimasgi, sakė, bus, bet tai, kad purškimui net nėra patvirtinta preparatų, tai jūsgi pulpcaram purškėjų užvažias prapurkš, įsivaizduo, ką čia darysi. Kiek vabaliukų ir tu grybų valgysi pas papurkštų, norėtum? Ar žinote, kad gamta pati atsinaujina dėl to ir valosi, dėl to, kad yra, tai ir paukščių, ir vabzdžių? Čia teisybė ir pasakė, gamta atsinaujina, tai mes ir padedam jai atsinaujinti. Išpjaunam senus ir pasisadina biržės naujas. Tai kas pasiūlys gudresnį būdų, tas gaus gal Nobelio premijų, kiek aš suprantu. Apartis, kai purškimas arba kirtimas, tai du dalykai. Kas dar sugalvas gudresnį, tai sakau, tas gaus premijų Nobelio. Kaip jūs, kaip miškininkas, paaiškinumėt, kodėl net rankinių kirtimų yra kertami miškai, ypač draustiniuose, o plynaisiais kirtimais. Jeigu yra 80% priesto miško, tai čia kažkas tai, aš kiek suprantu, kažkur tai buvo kažkas tai, aišku, negina man jis priklauso. Pagerinta. Tai va, pagal idėjų antras grupės ir sako, kad negalima plynų kirsti. Taip, o iš esmės tai yra tas pats. Tas pats plynas kirtimas. Nu tai plynas, kur išgraužta, tai plynus reižia, dėl ką tai nežinau. Bet šiaip pagrindinis plynas neleidžiamas, bet sanitarinis galimas. Musėt gal? Taip, o rezultatas tas pats. Nu tai taip. Tai vadinasi, siekiama maksimaliai išspausti ir apeiti įstatymus, kad kuo daugiau prisipjauti ir parduoti medienos. Mum, kaip subrangovom, toks kirtimas dar geriau, kad ne plynai. Plynam įkainiai mažučiai.
Tai čia reikia jau kažkur tai kitur klausti. Tualetinio popierių iš tų žalių medžių, ne? Žalių, beržas arba eglė, pušis irgi. Tai mes iš vis galim būti nesuinteresuoti. Sakau, va, toks miškas, va. Taip. Žalės palieku, va, nereikia žmonėm važiuoti pjūklininkam ir griauti akrumelį nešti. Tu pranti pats. Dabar pleinant pjūklininkas va tokia negali palikti, pleinant kirtimį, viskas, toks turi gulėti. O kodėl? Kodėl toks įstatymas? Kaip ant Rokiškio, atsisukant kairėn. Nu, tai va, čia kairėn yra keliuko ir visas. Ten didelį masyvai, šviežią mišką, čia man atsodint. Aš nesakau, kad aš vienas pasadinau. Tai reiškia, plinai iškertama ir nieko, dar net iškart neatsodinama, tiesiog paliekama. Turim nugeibti vabaliuką šitie. Bet jie turi sparnelius ir jie iškeliauja tiesiog į platųjį pasaulį. Nu tai musėtai, sakau, va, kaip jie išnaikinti. Arba su jūsų pagalba išvežiojami po visą mišką, dar labiau, kad plystų. Nu, Irgi variantas. nu taip. Tik tai nebuvau, kaip saka, girininkų reigulį. Visus urėdėje atlikė darbus ir visom technikam. Kiek dirbės, tai pagrindė pirmą išvažiuoja rastai stengės, kad išvažiuotų. Sakykime, spiglys, pušis kokia gražus rastai, didžiausi pinigai. Ar privačiam kirsk, ar belia kur kirsk. Vis tiek, privatininkas pirmiausia rastus jums, tada kažkaip pigina, galą lieka malkas ir papirmė. Ne, nu tai turi būti statymas, aišku, kažkokie tai zakonai turi būti, kaip saka, žinai. Statymai yra, taip. Na, turėtų pagalidėjų vežti. O kada rytoj atvažiuos girininkas, nesakė? Ne, tai gali atvažiuos, tai čia gal biški jūs pajudinkit kažkur, tai ar čia tai atmani traktaristų apkalioja, supranti, apdaužę, supranti, pagaliai slungus ir, žinai, gerą ant dušę traktaristai pizdai. Taip nėra. Na taip. Nieko asmeniško. Negražu šitie, taigi jau vakar buvai visko, taigi... Tai buvo būdas sustabdyti tiesiog techniką, atkreipti jūsų. Ne, tai žinai, man irgi... Sakau, dar kartą paskartosiu, stabdykit na viršaus, žinai, man čia sustabdysi, tai... Tu išeisi, aš vėl galiu atvažiuoti naktį ir kirst, supranti. Ne, tu čia pribūdėsi. Ne, tai aš jums labai dėkingas, kad jūs pradėjote komunikuoti su mumis ir mums iš karto... Ne, tai jūs sakau, manęs nebešardinkit, aš ir infarktų gausiu. Dabar, ne, tai va, lauksiu, kol išvažiuosi, tada eisi pakirsti. Bet žadėjot kaip ir sustoti. Jekauja. Entuziastai keliauja. Tai labai malonu man būtų, kad rytoj spręstume šitų problemų. Tai stengiamės, kaip galim, taip stengiamės. Ja. Kai man pasakės, įmonė pasakės, kad stabdykit darbą, tai aš įmonė ir stas. Bet jūs ne urėdėjai dirbat, jūs samdo urėdėje, nėra kaip rango. Ja, urėdėje... A kokia firma pas jūs? Nu, ką skirtumas, urėdėje pasakės, yra sutartys, viskas. Taip saka, mes nebijam darbų saugas. Konkurencijas kažkoks principą. Dabar gerai, va šitą įmonę duokim, va čia į šitą įmonę kartelą sudarykim. Čia gal bus taksi kainys. Ne, yra bendrai, kuri įmonė atvažiavo, ar tam ir duoda kartelą. Ar dabar va šitą į tau duosma, va tau va ta pamėtis mane. Ne, nėra tėm. Nu, kad būtų viskas, supranti, švaru. Daugiau netrukdykit manį. Ne, tai švalka bus jau kilam rūbų ir čia paskloji per mėgų, supranti. Gerai miške, grynas oras. Gnelas nekurianas? Tai matai, kad daviau velnių, kad nerūkytų ir nekratytų pelanų. Nu, aš nufilmavau, įsipeleninį įsidėjo, tvarkingai. Gerai, malačius. Gerai, šiam momentui dėkoju jums, kad draugiškai. Rytoj žiūrėkit man. Atsiprašom, kad taip sunervavom, nu, tai va, kitaip, nu, kaip kitaip. Kebras, tai man ir aš kitų, kad kebras atsivešiu, į mane suvažias, pjūklininkai, žinai, yra vyrų. Tai mes Medžius gali kumšės nudaužyti. Mes nesimušta, susirenkam, nu, tai net tokie tikslai. Bet kirčiau rankas, tai pražino. A tu galvoji, iš tuo traktorium taip lengvai pavažiuosi? Prašom, duoda raktelį. A tai kaip sakykit šitų, niekas nesako. Tau būtelė, jeigu tu pajudini šitų traktorių iš vietą. Mes draugiškai norim su visais sutarti ir, nu, supras situaciją. Tai gerai, tai iš kur čia dabar būstą patys prisistatykit. Šiaip, kalbam. Aš čia vietinis galimas. Vietinis, pats filmuotojas iš kur? Aš tai iš Vilniaus. Man labai įdomu, kokiom firmom parduoda tą žalią medį, kurį sanitariniais tikslais pjauna.
Labai būtų įdomu išsiaiškinti. Tai čia vyksta viešieji konkursai, bralyti? Jo, Ikėjai Lietuva tiekia pagal dydį ir medienos apimtis antra pagal dydį. Po Lenkijos. Daugiau nei švedai lietuviai parduoda Ikėjai. Bet ir mokesčių sumoka, reiškia, nuo tokias sumas. Dabar jūs dirbat su vėliavam, viskas gerai, bet žinokit, sakau, toks bairis dabar artėja, kad valstybiniai miškai tuoj bus privatus. Tai bus UAB. Akcinė bendrovė. Jūs eikit link tą, kad nebūtų. Nu, tai mes einam. Dabar tai čia jūsų urėdija, nuvažiuočiau urėdija, daro sąžiningai. A kai bus UAB, akcinė. Tai įsivaizduok, kas tada bus. Bet vis tiek dirbsi ir UAB. Tai dirbsi, bet UAB bus nežiūrės tavo, sausą įmam. Ir kaip? Viskas bus gerai? Nu tai, man tai darba bus man jokia skirtum. 30 eurų valandai. Mano stavkė. Jeigu mokė dirbti. O, blemba. Likimas suvedė mus, kad susitiktumėm. Kažką tai reikš. Tai va, neprisišnekėkime. Gal susapnuosi kažkokį sapną gerą ir po to pagalvosi, kad neverta kirst miško daugiau. Dabar, tai žinai, jau prikirtis, tai jau žinai, nieka jau. Nuodėmės daug jau yra. Gal jau nebetsuksi, žinai, tai jau. Ne, tai niekada nebūna vėlu. Bet patikėk ir pasadinys esu nemažai. Ąžuoliukų prisadint, kur giraitė. Pasisadinys turi namuos. Apie hektarų lygį grina sengirę. Drebalas išlūžta, išvirsta, bet... Ir griūna tegu. Na, ir kirs galėjau, bet sakau, nu kam? Ne, 30, bet mes mokesčius jau nebesgauname. Na, taip. Tai va, 20 įmanoma į rankas gauti miškį dirbant. Tai ką, tai rytoj su arbatėlė, kad nesušalt? Gražu pastovėti su jum, pabendrauti. Visai netokie piktimės, ar ne? Tai tu darat, kad čia ne na tą galą įdat. Na gerai, pastabdėt man, bet taigi eikit per urėdijų. Čia, kad čia man traktaristų vienų sustabdėtų, čia kaip šakiam prieš traukinį. Tai ne, jau ne vieną sustabdėm, jau ne vieną. Bet taigi, čia yra, jeigu norit kažką pasiekti. Nu, kaip ministras atvažiavo, nieko neįvyko, dabar kreipėmės į valstybinę miškų tarnybą, aplinkos apsaugos departamentą, jie savo pranešime spaudai, va čia vakar užvakar rašė, kad tai yra teisėta ir įstatymai tai leidžia daryti. Ir šiuo metu Lietuvoje visoje yra išduoti 6400 leidimų apytiksliai, plynų sanitarinių, kurie galioja iki šių metų galo. Tai visoje Lietuvoje maždaug 4000 hektarų bus iškirsti vien plynai sanitariškai. Čia neįskaitant tų einamųjų visų atvejinių kirtimų. Tai dabar galvojam, ką daryti, nes į tas teritorijas įeina ir draustiniai, ir antros grupės miškai. Kiek sakė hektarų? Iki 4000 gaunasi. Tai dar jūs dabar smagiau padirbėkit iki naujų metų. Ir po naujų bus 8000. Tie girininkai ir visi nebespėja apvažiuoti ir apžiūrėti visų. Bet čia jau pavėluota, čia jau blogai, plynas. Aišku, gal, kaip sakau, reikėjo parunkę. Paprasčiausia važiuoti rinkti, ne plyną daryti. Kurie be žievės jau jie įskrydį, jau jų čia nebėra. Tai vadinasi, be žievės iš vis neapsimoka kirstų medžių? Praktiškai taip, nes tai jis jau kas malka. Reforma viską daro. Tai reforma viską daro, ne? Tai ką gera, tai kas. Pagalvok dabar, pagalvok, kiek girininkijų buvo, ar kiek žmonių kiekviena girininkija, kiek dabar žmonių. Vienas žmogus per 3 girininkijas. Tai padarė vieną didelę firmą, monopolį Lietuvos miškuos ir dabar 100 milijonų kala babkės. Tai čia faktas. Va, kirtėjas sako, kad išvažiuos. Kirtimai kol kas sustojo. Rezultatas šitoj vietoj pasiektas. Judėsime toliau, pažiūrėti, kaip kolega jo dirba, ką išvežinėja iš kirtimo. O šitą plynę iškirsta spalio pradžiai. Pasižiūrim, kaip atrodo va toks sanitarinis miško kirtimas. Čia buvo ąžuolų dar rastų nesenai, bet jau visi išvežti. Va taip pat elgiamasi su ąžuolais. Čia tikros kakao. Pačio medžio nebėra.
Tai reiškia, jie tais gabaliukais mažai po visą draustinį nori, ne? Jo, yra toks įstatymas, kad girininkija gali pati nuspręsti iki 1 hektaro, jeigu yra virš 1 hektaro kirtoti, daugiau tarnybų praeiti pro komisijas, įvertinti iš tikrųjų tų medžio būklę. Tai dėl to girininkijos nusprendžia kirsti po 0,2, 0,6, 0,8 hektaro. Kas 20 metrų galima rasti po plynę. Sanitarinis plynasis kirtimas, taip. Sanitarinis, labai sanitariškai beržai iškirsti buvo. Čia pastatytas ženklas, taip sudėtinga perskaityti. Pasilenkiam. Tai tikriausiai pataisyti galima. Plynieji sanitariniai miško kirtimai. Visa bioįvairovė yra sunaikinama. Visa biomasė, tas šakas, lapuočius, juos urėdija parduoda ir uždirba milijonus. Tai ar mes norim, kad tai tęstųsi ir ką mes galim padaryti? Sanitariniais ar nesanitariniais tikslais. Čia labai sanitarinis yra požiūris, va šitas medis labai sanitarinis požiūris yra. Valstybinės institucijos ir tarnybos dirba išspausdamos iš įstatymų maksimaliai viską, kad tik galėtų prisikirsti kuo daugiau medienos. Kaip yra iškertami sveiki jauni medeliai, štai čia. Mūsų tautinio identiteto dalis yra naikinama, niokojama. Chaltūra 3000. Čia nudžiūvusios eglės, kas yra prioritetas. Dabar keliaujam pabendrauti su tuo kirtėju. Iš čia visiškas bardakas. Va taip draustinius šik popieriui parduoda. Va čia sanitarinis irgi labai sanitarinis klevas buvo nusanitarintas. Ojojoj, nepasisekė. Labas vakaras. Visą gerą. Eikit velniok jūs. Jo. O, dievo bent jau. A kas nutiko mašinai? Nu koks jūsų reikalas? Nu gal galim padėti jum? Negalit. Aš pasidėsiu vat savo. O, savarankiškas žmogus. A žinot, kad draustinį esat? Prie ko čia aš? Ai. Yra valdžia. Ir šnekėkit su jais. Prie ko čia darbininkai jums? Bet jūs nusivalykit numerius, nes sustabdyt gali. Tai jūs čia nelegaliai dirbat, aš taip suprantu, ir dabar skubat išvažiuoti. Jo, nelegaliai. Skuba išvažiuoti žmogus, suprantam vėlinės. Tokie dalykai vyksta, tai man neatrodo, kad žinai, viskas yra legalu, dėl to norisi aiškintis dar ir dar daugiau, kai tiesiog bėga iš akių visi dirbantis miške. Valstybinės tarnybos nenusiteikusios kol kas nieko keisti. Įstatymai tai leidžia, kai neleidžiami plyni kirtimai, tada susitvarkoma, kad būtų leidžiami sanitariniai plyni. Tai vat matome ir tokius rezultatus mūsų Lietuvos draustiniuose, antros grupės miškuose ir Europos bendrijos svarbos buveinėse.